Kelk sėdmenis. 33 kortelė. Dažnai nuo avalynės, ar žaisdami futbolą, krepšinį, ar vaikystėje žaisdami gaudynių ir bėgiodami, ar lipant laiptais, kas mus dažnai atsitinka, o kartais ir nelaimingai atsitikimai atsitinka, čiuožinėjant, slidinėjant, ar tiesiog einant bet kokioje vietoje ir pas vieną, mes dažnai niktelėjame. Tai kas atsitinka, sutrumpėja, susižeidžiam ir gaunamės traumą. Kad tą traumą išvengtumėme, ką mes po to darome, gipsuojamės, teipuojame, šaldom, viską įmanoma, kad čia ir dabar mums padėti. Po to mes ką darome, atliekame reabilitacijas ir sveikatiname savo kūno padėtį. Nuo ko padėties mes dažnai vaikštame šitaip, kad remiamės kažkaip šitaip, remiamės šitaip, pozuojam kaip tik įmanoma įvairiausiamis kūno pozicijomis. Viskas tai labai gerai, tu šaunuolis, atlieki viską kokybiškai ir gerai. Bet kad mes čiurną dalį, visą šitą apatinę dalį lavintumėm, mes turim jiems padėti. Tai prisiminkime šiandieną šokius. Tai natūraliai kuliukus pakelt, nuleist, nukelt, nuleist, nukelt, pakelt, nuleist, pakelt, nuleist. Tikriausiai atlieki judesį maloniai, taip kaip tau patinka. O dabar pastebėkime judesį. Kad judesys neįtų kiek į išorę, neįtų į išorę kojas, o natūraliai išlaikom savo pėdutės lygiagrečiai vienoj linijai, ten, kur aš esu, ten, kur man patinka. Stebiu savo kūno padėtį, pečius, dubens lanką, visiškai tiesiai ten, kur aš esu, čia ir dabar. Ir stebi judesį, judesys neina į išorę, o atlieka judesys sustumimo. Ir sustumimas su įtemptam raumenuko kojytėm, įtemptam raumenuko, įtraukiam pilvą, jaučiu palengva, kažkas čia traukia, kažkas čia tempia, kažkoks judesys atlieka sunku. Viskas su tavim gerai, pasijunginėja blauzdos, nugarinė dalis ir priekinė, tiesiamieji raumenukai ir blauzdos raumenukai. Viskas su tavim gerai, lavinam savo kūną, kiek vidus, kiek išorę, gauti lygiagrečiai jėgos. Kelk sėdmenis.